Skirtingose Lietuvos miestuose vis dažniau galima sutikti tokį egzotinį gyvūną kaip alpaka. Ir nors atvežti jos tenka netgi iš Čilės, augintojai tikina, kad mielesnio gyvūno tiesiog nėra. Alpakų auginimas mūsų šalyje palyginti dar neseniai atsiradusi verslo rūšis. Tačiau, kaip teigia jas auginanti Renata Meleškienė, ši veikla sparčiai populiarėja. Tiesa, jo šeima į ją įsisuko visai netyčia. Kažkaip gavosi viskas savaime. Iš tiesų mes nusipirkom sodybą ir buvo to žemės, reikėjo kažkaip ją nušienauti, apdoroti. Ir nebuvo to šieno kur dėti, ir buvo tokių visokių minčių, ką čia galima būtų auginti. Pradžių galvojom lyg tai lamas, bet paskui pamatėm reportažą apie alpakas, kad jie tokie gyvūnai nuostabus, kad nereiklus. Ir kažkaip šojo tokia mintis, kad pradžiai atsivežti, bent jau 4 pradžiai patelės. Ne, jos šalčio nebijo, jos ko labiausiai bijo, tai skersvėjų bijo ir lijundra, kai būna -1, 0, -1, lyja ir šala, nes matot, vilna yra stora, jinai neišdžiūna greitai. Tuo metu šeima dar nežinojo, kad viskas išaugs iki verslo idėjos. Užsidirbti iš alpakų tokio tikslo nebuvo. Tačiau prieš 3 metus pirmasias atsivežė iš Čilės. Nepraėjus nė pusmečiui nusprendė, kad reikia dar.